Šiemet Liepos 6-ąją Valstybės dieną lijo ne tik lietus. Lijo ir dainos, nuplaudamos į Vingio parką susirinkusių klausytojų mintis ir paliesdamos širdis, pravirkdydamos, priverčiančios nusišypsoti ir svarbiausia, pažadindamos tą ypatingą lietuvių patriotizmo jausmą, kuris mūsų mažą valstybę per amžių glūdumas atvedė į šiandieną. Patriotizmą, kuris sugebėjo įveikti istorinių epochų kirčius, sugriauti valstybių sienas bei užtvarus ir išsiskleisti dainoje. Dainuojamoje ir lūpomis, ir širdimi. Ar galima moksleivių dainų šventę apibūdinti 3 žodžiais? Sujaudinti renginio didybės dalyviai ir žiūrovai sako. Ir taip, ir ne. Gera nuotaika, šventinė. Visus metus laukta šventė. Šventė, džiaugsmas, pačios geriausios emocijos. Džiaugsmas, laimė ir meilė. Tikriausiai tie 3 pagrindiniai mums viena. Kalbama apie Lietuvą iš tiesų. Daina Lietuvai, daina iš mažiausių vaikų širdžių. Galinga, įspūdinga ir linksma, labai linksma. 3 žodžiais negaliu, labai daug emocijų gražių, nes kai dainuoja tavo vaikas, be galo džiugu, džiaugiasi širdis ir labai daug emocijų. Šiurpai eina per kūną. Ir vaikai tą patį sakė. Patinka, kad aš bent jau atvažiavau ir dainuosiu. Labai gera. Labai, nežinau, labai įspūdingas jausmas, kai su visa minė dainuoja ir tiek žmonių dainuoja. Labai galia, labai didingai dainos. Labai sunku lyginti, ką šiais laikais klauso jaunimas ir ką dainuoja su choru ir daugam atrodo tai labai nepatrauklu. Bet man irgi taip atrodė iš pradžių dainų šventės, tai tokias labai nemodernios. Bet iš tikrųjų labai įspūdinga, labai faina ir labai linksma. Tai džiaugsmas ir daugeliui kartu, tiek mažam, tiek vaikams, tiek suaugusiems, tiek pagyvenusiam žmogui. Tai džiaugsmas. Aš manau, kad didelė graži šventė. Kada dainuoja šitokia masė žmonių, vaikų, jaunimo, tai aš manau, kad yra dvasinė palaima. Ir viduje taip gera, kada išgirsti vaikus dainuojant, kada dainuoja mažas choras, yra vienaip, kada dainuoja didelė masė, tarsi kažkokia, nežinau, Dievo dovana, suburti visus kartu. Žinokit, kažkas yra nepaprasto, tai negalima išreikšti žodžiais, čia reikia pajausti. Jūs pažiūrėkit, kas darosi. Jau nereikia net į parką ateiti, užtenka per miestą prasieiti, pamatyti, kaip vaikai visi ruošiasi, visas tas 3 dienas susibūrė, vienas kitam pažįstami, nepažįstami padeda, kartu būna. Super. Mūsų choras yra pats mažiausias, jaunučių choras Kregždelė. Džiaugiamės galėdami dalyvauti. Emocijos iš tiesų labai gilios, labai didžiulis džiaugsmas širdžiai, aš manau, ir vaikams, nes jaučiasi, girdisi, kaip jie laukia to savo pasirodymo ir repeticijų metu lygiai taip pat matėsi, kaip jiems yra svarbu pasirodyti. Tikrai jausmas labai geras, tai yra labai gilu, nes tu gali dainuoti Lietuvai, gali save parodyti pasauliui, kad esi. Lietuva yra gyva dainoje. 8-oji moksleivių dainų šventė Tu mums viena jau nuaidėjo. Visada jauna, visada žaisminga, visada žvali ir visada žavi. Jis sugrįš į Vingio parką po 4 metų, kad vėl galėtume susiburti ir atgimti dainoje. Su muzika, su jaunyste, su šypsena, su tikėjimu savimi ir savo Lietuva.